atveria puikias galimybės Vilniaus komandai sužaisti trumpą seriją. Tai yra viską išspręsti į aikštelę. Bet kuriuo atveju varžovai dabar su kamuoliu, Brezecas ir taiklus. Jis iš tų žmonių, kuris pridarė labai daug nemalonų. Golovinas su kamuoliu, perdavimas Brezecui. Brezecui Jonui Valančiūnui. Tai dabar Jono bandymas iš 2 taškų zonos ir taiklus metimas, kaip sakoma, atmoka tą pačią monetą. Vėl Jonas 8-4. Rungtynės dėl atšokusių kamuolių ir toliau. Gana ryškia persvara laimi varžovai. Ir štai dabar antrasis šansas ir vėl už tai, kad nepavyko nusiimti šią minutę. Varžovo atakai dar 12 sekundžių. Simonovas iš 3 taškų zonos. Žyski didina Nižnij Novgorod komandos atsakymas. Iš 3 taškų dar kartą meta ir pataiko Ivanas Pauničius. Na, panašu, kad kokią taktiką šiandien yra nusibrėžęs savo ir Brauskas. Perdavimas Samardžyskiui. 2 taškai Samardžyskiui. Runtikova ir varžovai pradeda savo ataką. 30. Gilys. Laisvas iš toli. 3 taškai po taiklaus ir antrojo Valančiūno. Taip, kad liks 5 sekundės ir 20 sekundės dar. Savėlievas. Ivanas Savėlievas. Vėl tolokai atšoko kamuolys, jį ima varžovai ir Golovinas Seibutis. 1-1. Gražiai suklaidina varžovą. 2 taškai bus įskait. Petelinas. Suaktyvina savo gynybą varžovai, tačiau Renaldas Seibutis baudos aikštelę ir didina skirtumą. Išmeta kamuolį laiku, galima tęsti grumtynės dėl jo ir Steponas Bobrauskas. Petelinas, 2 taškai ir pražanga, 55-40 jėmė kamuolius. Lietuvos Ryto krepšininkai pelnytai išnaudoja šį trečiąjį šansą. Pauničius. Jurčikas. Taiklus metimas. Prašo Lietuvos Ryto. Per kairėje pusę Raisas, 2 taškai, puikiai atliktas derinys, užbaigiant šį kėlinį dar vienu smūgiu varžovams ir Lietuva baigia turėdamas 16 taškų persvarą, 63-47. Novgorod komanda kabinasi į Lietuvos Rytą nagais ir ragais ir dėl kiekvieno taško tenka kovoti, grumtis ir sukandus dantis kautis su varžovais. Vilniaus iš labai retų greitų kontratakų pasibaigti. Ir taip, Jonas Valančiūnas, pastarasis jau liko šiek tiek. Pauničius iš 3 taškų zonos. Daugiausiai prisideda Aleksandras Rašičius, o dabar Manto Dylio atėjimas į varžovų krepšį. Išpuolis ir vėl plius 18. 2 minutės 4. Olegas Baranovas. Ne, nepavyksta jam, taigi 82-61. Toks yra pergalingas rezultatas Lietuvos Rytui, kuris laimi šią seriją.